su Baltarusija būna daug visokiausių, tarkim, elektrinės šalia mūsų sienos pastatyta atominė, čia hibridika, ne hibridika. Greičiausias spaudimas buvo irgi toks padarytas Lietuvai mums, kad žinokit, o čia aš jums pastatau ir žinokit, kad dabar o čia kaip pas mus. Jokie argumentai nesuveikia jam, ne? Čia irgi taip, balionai, visa kita. Atsekti, numatyti į priekį, kad koks veiksmas, kokia turės poveikį, svarbu visuomenė mums turėti atsparumą, nedaryti iš to kažkokio tai pasaulio pabaigos. Taip, lėktuvai sustojo, taip, man nepatogu, tai sukelia natūralų jausmą, kad pasipiktinimą galbūt, ne, kaip į dušą nueini ryte ir staiga šaltas vanduo. Tai čia maždaug čia yra su to skrydžiu, su tais balionu, kuris įskrido ir lėktuvą reikėjo atšaukti dėl to skrydį. Tai čia yra tokie dalykai. Ir tas atsparumas, tas suvokimas, kad vis tiek tikslas išlikti, nesakau, kad ten ramiai būsenai ten, bet išlikti objektyviam ir suprasti, kad tai yra irgi siekis priešiško režimo šiuo atveju, aš tikrai pasakyčiau, destabilizuoti mūsų visuomenę, bet kokią atveju patestuoti mūsų visuomenę. Gal ne jie, gal kiti dar ten bando, nors ne, Rusijai, tarkim, jie pažiūri, kaip čia mes elgiamės, surašo kažkokį algoritmą, kaip mus galima paveikti ir siunčia po to kažkokias tai grėsmės, kurie mus paveikia. Tai labai dabar viską kaip uželektrinta, ne? Ir tas uželektrinimas, jis priklauso kokiu poliu, ar minusas, ar pliusas daugiau, ne? Tai tikiu, reikia visada tą pliusą mūsų to ieškoti daugiausiai.